Sveiki visi. Labai norėjau su jumis pasidalinti, kaip vyksta suvokimai kasdienime mūsų gyvenime, kaip skleidžiasi tas sąmoningumas pačiose netikėčiausiose vietose. Tiesiog pasidalinsiu epizodu iš savo darbinės veiklos, kai tai susijęs su šiek tiek su interjerais. Šiuo atveju, nes ne tik tą darau. Tai, žodžiu, mes buvom parduotuviai su žmogumi, kuriam ieškom baldų. Ir tiesiog žiūrinėjom ir reikėjo stalo, kaip ten, ir žiūrėjom stalus. Ir labai jį ten patraukė prie vieno stalo, tas žmogus žinos, kas jisai. Ir, vat niekaip atrodo negali atsiplėšti. Ir aš net jo nesiūliau to stalo. Jisai buvo ąžuolinis, man regis. Taip. Ir aš net nesiūliau to stalo kažkodėl, nes man nepatiko jo dizainas visų pirma, o visų antra, nežinau kodėl net. Tiesiog gal dizainas nepatiko iš pradžių. Bet, kadangi tas žmogus labai ten prilipo prie to stalo ir jį ten čiupinėja visai, aš stoviu šalia ir stebiu, kas vyksta, ir tuo pačiu keistą jausmą jaučiu, kažkokį atmetimą labai tam stalui. Ir labai keista, nes prieš tai dar žiūrėjom vieną medinį stalą, bet jis buvo ne iš ąžuolo, iš kažkokios kitos medienos, matyt, kuri greičiau gal auga nei ąžuolas. Ir žodžiu, tai ten nejaučiu aš to jausmo. O vat prie šito stalo staiga stoviu aš ir nesuprantu, kas vyksta. Ir vat kažkoks atmetimas. Ir vėliau bandžiau analizuoti, kas ten vyko. Ir, aišku, tie suvokimai paskui ateina vėliau. Ir begalvojant, tiesiog pergalvojant tą situaciją, atėjo ir tie suvokimai. Ir rašiau net žinutę balso apie tai, kur tiesiog toks jausmas net persidavė, kur ėjo žinutė apie medį ir jo naudojimą mūsų kasdienoje, mūsų interjeruose. Žodžiu, tai buvo pasakyta, kad turėtumėm tausoti resursus. Taip ir buvo pasakyta, labai su didelė meilė. Ir vat prieš tai aš jau suvokiau, kad vis tik tai informacija eina apie tą aplamai medžio naudojimą tokiais kiekiais mūsų interjeruose. Ir tada permąsčius tiesiog vaizdžiai peržiūrėjus situacijas, tarkim, įsivaizduokime, kaip kiekvienas žmogus, kuris turi savo namus, jisai apsistato tuos savo namus tais mediniais, tarkim, ąžuoliniais baldais. Kiek tų medžių tada reikia, kad apstatyti tuos visus namus, ne? Kiek jų yra nukertama tam, kad mums gražu.
ane? Iš kitos pusės ėjo informacija, kad vis tik tai yra nu, gyva, medis taip pat yra gyvas, o ypatingai ąžuolas, jisai turi labai stiprią energetiką, jis labai lietai auga, dėl, nu, atrodo, kad ten peržiūrėjus, pabandžius išjausti, ten tarsi užsikodavo, nu, yra užkoduota visa jo patirtis, išmintis, suvokimai ir energija. Ir tarkim, tas kiekvienas baldas iš to masyvo, medžio masyvo, padarytas iš ąžuolo, ne, jisai turi labai stiprią įkrovą ir tą įkrovą aš gal ir pajaučiau, tą jėgą tokią, kurią neša. Ir dabar įsivaizduokit, apsistato žmogus namus, ten lentynos, komodos, stalas, kėdės, dar kas nors iš to ąžuolo, ne? Ir, ir tas medis bus tikrai ne iš to pačio medžio pagaminta, iš skirtingų. Tai dar skirtinga informacija, skirtinga energetika ir skirtingas intensyvumas veikimo, bet aplamai energetiškai labai stipriai pasijautė man ąžuolo energija. Tai silpnesniam žmogui, ar ne tai, kad silpnesniam, bet jautresniam žmogui, ta stipri tokia energija, įsivaizduokit, turbūt padarytų poveikį kažkokį, galbūt net tokį poveikį, net tas žmogus, kuris neina sąmoningumo keliu, ne, jis nesąmoningai galėtų pajausti, jeigu yra jautrus, empatiškas ir tai, žodžiu, ta energetika veikianti kiekvieną dieną, nes tu būni namuose kiekvieną dieną ir jinai stipri, na, pradėtų veikti žmogų taip turbūt, kad jisai pradėtų vengti būti tuose namuose. Tiesiog tuomet namai nebetitiktų funkcijos. Tai va čia tokie pamastymai. Ir dar, na tai jeigu čia jau mano pastebėjimas, taip, ta mediena labai malonu liesti, labai geras jausmas, ane? Tačiau, na, nebūtina to masyvo gal. Gal užtenka, kad lukštu ten apklijuotas šiek tiek plokštė ir jau mes prisiliečiame prie to medžio ir tokiu būdu tausojama, nu, ne tokiais kiekiais sunaudojama, sunaikinama tų medžių ir mes turim galimybę ir prisiliesti, pasidžiaugti ir ne taip žalojam savo gamtą, aplinką. Ir aš nesakau, kad reikia plasmasinius baldus ten kažkokius rinktis, ar laminatą, ar dar ten kitus dalykus, sintetinius kažkokius. Tačiau pagalvoti, tai, ką renkamės, turbūt reikėtų, ant kiek tai tvaru, kiek tai nekenkia aplinkai, na, proto ribose, kad būtų. Nes vat tuo norėjau pasidalinti. Ir dar, kaip stipriai prie to pačio, kaip stipriai įsišaknyjęs mūsų tas, nu, įpročiai kažkokie norai, ne? Ir netgi pasidalinus su žmogumi šitą žinutę, kad apie tvarumą, apie tai, kad medis gyvas, na, nepapasakojau gal apie energetiką, tik tai nespėjau. Jis vis tiek nuvažiavo į parduotuvę kitą ir siunčia man vėl ąžuolinį stalą pažiūrėti, kuris, na, tiesiog baltai nudažytas, bet yra iš
medžio masyvo. Ir nežinau, tai vat kartais ar mes mastom, ar mes girdim, ką mums sako, kokios žinutės ateina per kūrėją, per mus, per, na, ar įjungiam tą savo mąstymą kritinį, ar galų gale, ar mokam išgirsti, ar vis tik tai kažkaip kitaip veikia tas mūsų protas, niekaip neišeina jums to sąmoningumo, ar, na, bet kaip, žodžiu, na, tai šiandien tiek būtų tų pamastymų, dėkinga.